Vieno Rogalande vyksta mokymai. O kokie mokymai? Tai mokina gaminti sušius, kad galėtumėt pasigaminti namie. Kaip tik dabar ruošiasi gamybai, ruošia pačią lašišą, ryžius ir pamatysime, ką mums šiandieną pavyks pagaminti. Ar bus skanūs sušiai, ar ne. Kaip sekasi tas pirmas kartas? Neblogai visai. Visai neblogai. Kelk aukštyn, nes matai su dantukais braižo. Kelt reikia aukštyn. Pakelsim. Jūs paskatino atvykti į Stavangerį su šia mintimi pamokinti lietuvaičius pagaminti sušį. Šią idėją man pametėjo Rolandas. Taip, kad galima atvažiuoti ir pamokyti čia. Žinoma, buvo ir man, irgi buvo mintis kažkur tai toliau nuo Kristiansando važiuoti, bet pagrindinė Rolando. Nu, ir aš susigundžiu tom, išbandyti ir savo jėgas ir parodyti. Kiek metų gaminat sušį? 7-8 metai. 7-8 metai. Jo. Ir gaminat tik tais Norvegijoje, ar dar Lietuvoje esate? Ne. Aš Lietuvoje nieko bendro su virtuvė iš vis neturėjau. Nieko bendro. Čia atvažiavus į Kristiansandą, papuoliau į suši restoraną, ieškodamas darbo. Tai darbas tapo pomėgiu, ar toliau dirbat su sušiu, susėjusi darbą? Ne, aš kaip ir minėjau pristatymų metu, aš nebedirbu sušiniai, tapau kaip pomėgiu dabar. Tiesiog duot žmonėm parodyti, ką išmokyti žmonės. Pamokyti, kaip geriau, kaip daryti, kaip viską. O jeigu, pavyzdžiui, pakviestų į kokį Bergeną ar Oslą irgi pamokinti lietuvius, atvyktumėt? Pagalvočiau, kodėl ne. Tai ką, susipažinom su lašiša, kaip ją apdoroti suši gamybai. Pradėjo lietuvaičiai gaminti patį suši, mokinasi, o aš bėgsiu paragauti ir susitiksim iki kito karto. Iki! Kaip? Ar patiko gaminimo procesas? Labai patiko, dėl to, kad gyvenime nebūčiau pagalvojus, kaip reikia teisingai išpjaustyti žuvį, kaip išvirti teisingai ryžius ir kaip netgi juos teisingai suformuoti. Labai patiko, labai naudingi ir tikrai rekomenduoju, jeigu dar bus, ateikite, išmoksite teisingai daryti, ne tik teisingai, bet ir skaniai daryti sušius.